Vietai, kurioje vyrauja didelė netvarka, apibūdinti dažnai galima išgirsti žmonės sakant, ten ir velnias koja gali nusilaužti. O perfrazuojant šį skambų posakį būtų galima pasakyti, jog ten ir sportininkas koja galėjo nusilaužti. Gal dar koks madingo paspirtuko valdytojas ir sprandą pasinarinti. Bet mes čia ne visai apie baisius dalykus. Gal tik kam kilo klausimas, kodėl sportininkas? Nes gatvė taip pavadinta – sportininku. O ir iš tiesų, skubantis į gatvės galės 1000 stadioną, kurio užnugaryje jau driekėsi miškai, kuriais didžiuojasi Klaipėda, patekdavo į ne pačią maloniausią kelionės atkarpą. Medžių šaknų ir negailestingo laiko išvagoti šaligatviai buvo verti nebent sportinio intereso, pereiti neužkliuvus. Tačiau situacija ženkliai kinta. Sportininkų gatvėje prasidėjo kapitalinis remontas. Beveik 750 metrų ilgio gatvėje abiejose pusėse bus keičiama šaligatvių danga. Važiuojamojoje dalyje bus įrengtas 2 metrų pločio dviračių takas. Taip pat numatyta prie gatvės įrengti 16 automobilių stovėjimo vietų, atnaujinti 6 esamų automobilių stovėjimo vietų dangą, sutvarkyti želdinius bei įrengti naujas apšvietimo atramas. Pagal pasirašytą sutartį darbus rangovas privalo užbaigti iki kitų metų pavasario. Projekto kaina beveik 600 000 eurų. Na, o mes savo žiūrovams primename, jog visi mūsų video kuriami visuomeniniais pagrindais, tad galite siūlyti savo temas nekomerciniam filmavimui, o svarbiausiai nieko nedelsiant paspauskite patiktuką, prenumeruokite šį kanalą ir rašykite komentarus. Tik tada mes žinome, jog mūsų darbas prasmingas. Ačiū, kad esate.